Žinote, ištisą šimtmetį pasaulinė automobilių pramonė veikia pagal labai aiškias ir nuspėjamas taisyklės. Vokietija, Japonija, Jungtinės Amerikos valstijos. Tokie vardai kaip Volkswagen, Toyota ar Ford buvo ne tiesiog įmonės, tai buvo ištisų valstybių pasididžiavimo simboliai. Bet tai, kas vyksta pastaraisiais metais, šią nusistovėjusią tvarką tiesiog apvertė aukštyn kojomis. Industrijos transformacija vyksta gerokai greičiau nei galėjo tikėtis Europos ar Lietuvos vairuotojai, jau nekalbant apie ekspertus. Šiandien panagrinėsime, kaip viena Kinijos įmonė, kuri kadaise buvo žinoma vien dėl paprastų baterijų gamybos, dabar be gailestės meta iššūkį didžiausiams pramonės gigantams. Pažvelkime giliau ir įsiaiškinkime, ar stebime naujos globalios eros pradžią, ar tai tiesiog meistriškai sukurta, bet be galo rizikinga iliuzija. Šis skaičius iš tiesų kalba pats už save. Tai nėra kažkokia smulki rinkos korekcija ar laikinas nesklandumas. Europos automobilių titanai šiuo metu išgyvena absoliutų knockdowną. Viena Porsche pelnas per metus krito net 92%. Ne ką geriau sekasi ir kitiems. Mercedes pelnas įsitraukė 28%. Stellantis grupė, po kurios sparnų glaudžiasi tokie vardai kaip Peugeot, Jeep ir Fiat, patyrė istorinį, protų sunkiai suvokiamą $26 milijardų nuostolį. O kur dar Volkswagen masiškai atleidžiantis apie 50 000 darbuotojų. Tai yra tikras chaosas rinkoje, kurioje šie gamintojai anksčiau jautėsi visiškai nepažeidžiami. Natūraliai kyla klausimas, kasgi sukelia tokią neregėtą šoko bangą. Už visų šių Europos praradimų ir panikos fone nuolat aidi vienas vardas – BD. Šis gamintojas Europoje jau atsiriekė 11% visos elektromobilių pardavimų rinkos ir toliau agresyviai auga kiekvieną ketvirtį. Situacija pasidarė tokia kritina, kad Vokietijos kancleris turėjo sėsti į lėktuvą ir kartu su 30 aukščiausio lygio verslo vadovų skristi tiesiai į Pekiną. Ir ne tam, kad pasirašytų naujas bendradarbiavimo sutartis, bet iš esmės tam, kad prašytų Kinijos nustotų smaugti Vokietijos pramonę. Lietuvos vairuotojams, lizingo bendrovėms ir pardavėjams tai signalizuoja esminį lūžį. Rinka, prie kurios buvome įpratę, keičiasi neatpažįstamai. Visa šis sumaištis yra tiesiogiai susijusi su neįtikėtina BYD įkūrėjo Wang Chuanfu istorija. 1995-aisiais šiam inžinieriui te buvo 29. Pasiskolinęs $40 000, jis atidarė nedidelės baterijų dirbtuvės Šenžine. Prabėgus vos keleris metams, 2003-aisiais, kai jo įmonė jau buvo didžiausia baterijų gamintoja pasaulyje, jis nusprendė nupirkti bankrutavusią automobilių gamyklą. Jo patys investuotojai grėbėsi už galvas. Inžinierius, neturintis net vairuotojo pažymėjimo, eina į automobilių verslą, tai atrodė visiška beprotybė. Net Elonas Muskas viename interviu tiesioginėme eteryje atvirai juokėsi iš šios idėjos. Bet pažiūrėkime, kur esame šiandien. BYD parduoda daugiau elektrinių automobilių nei bet kas kitas planetoje. Esminis BYD sėkmės momentas slypi tame, kaip jie matė ateitį. Kol tradiciniai Europos gamintojai suklopo galvas, kaip čia dabar elektrifikuoti automobilį ir toliau leido milijardus vidaus degimo variklių tobulinimui, BYD suprato vieną paprastą, bet genialią tiesą. Jie suvokė, kad modernaus automobilio širdis ir ateitis yra nebe pagaubtų riaumojantis variklis, o baterija. Todėl jie nusprendė kurti automobilį aplink tai, ką jau ir taip puikiai išmanė. Tai jiems suteikė tiesiog milžinišką laiko ir technologinį pranašumą prieš visus kitus. Šis pranašumas tampa dar akivaizdesnis pažvelgus į tai, kaip veikia tiekimo grandinės. Europos milžinai, pavyzdžiui, Volkswagen, yra priklausomi nuo šimtų išorinių tiekėjų, pradedant lustais ir baigiant stiklais ar baterijomis. O štai BYD pasirinko visiškai kitą kelią – absoliučią vertikalią integraciją. Tai reiškia, kad jie viską daro patys, nuo ličio kasimo iki puslaidininkų, elektros variklių, stiklų ir netgi prietaisų skydelio programinės įrangos kūrimo. Prisiminkime 2021-uosius, kai pasaulinis lustų trūkumas tiesiog paralyžiavo beveik visą automobilių pramonę. Ką darė BYD? Jie tiesiog padidino gamybos pajėgumus savo pačių lustų gamyklose ir toliau be jokių trikdžių tiekėjo automobilius. Kiekviena krizė, kuris skaudžiai talžė konkurentus, BYD darė tik dar stipresnius. Be šios unikalios gamyklos kontrolės, BYD atliko dar kelis itin protingus strateginius ėjimus. Kai visa rinka ir žiniasklaida kalbėjo tik apie grinus elektromobilius, BYD milžiniškus resursus nukreipė į iš tinklo įkraunamus hibridus, taip vadinamus PHEV. Kinijos rinkoje, kur įkrovimo stotelių infrastruktūra dar nebuvo tokia plati, tai buvo tiesiog idealus sprendimas.
atvėręs jiems duris prie 500 milijardo vartotojų. O 2020 metais atėjo dar vienas lūžis. Jie pristatė Blade bateriją. Jie pigesnė, ilgaamžiškesnė ir svarbiausia, itin saugi. Šis išradimas buvo toks sėkmingas, kad net pati Tesla kurį laiką pirko šias baterijas savo automobiliams. Taip, ta pati įmonė, iš kurios vadovo idėjų Muskas kadaise juokėsi, tapo jo paties tiekėja. Visa tai skamba kaip tobula vadovėlinė verslo sėkmės istorija, ar ne? Tačiau tos itin patrauklios kainų etiketės, kurios šiuo metu taip vilioja Europos ir Lietuvos pirkėjus, slepia ir gerokai tamsesnę pusę. Pažvelkime atidžiau į tai, kas iš tikrųjų slypi už šio gražaus fasado. Vien per 5 metus, tarp 2015 ir 2020 BYD iš Kinijos vyriausybės gavo apie 4,3 milijardo dolerių tiesioginių subsidijų, bet čia dar ne pabaiga. Tikrasis šokas aplanko sužinojus, kad 2016 metais šios valstybės subsidijos faktiškai viršijo visą įmonės grynąją pelną. Pagalvokime apie tai, be Kinijos vyriausybės išrašytų dosinių čekių, BYD tais metais apskritai būtų dirbęs nuostolingai. O kur dar nemokamai dalinama žemė gamykloms, beprocentinės paskolos, mokesčių lengvatos ir garantuoti valstybiniai užsakymai. Pridėjus šios elementus, tikrasis įmonės konkurencingumo paveikslas atrodo visiškai kitaip. Matematika čia tampa be galo paprasta, bet tuo pačiu tiesiog negailestinga. Visiškai aišku, kodėl tradiciniai Europos prekių ženklai niekaip negali konkuruoti kainą. Europos gamintojai privalo griežtai skaičiuoti kaštus, atsižvelgti į realias rinkos sąlygas ir išgyventi be jokių tiesioginių valstybės priemokų. Tuo tarpu BYD, kaip skaičiuoja analitikai, piko metu už kiekvieną pagamintą automobilį gaudavo nuo 2 iki 4 tūkstančių dolerių viešųjų lėšų. Su tokia užnugario garantija jie gali ne vienerius metus pardavinėti automobilių žemiau savikainos ir popieriuose vis tiek rodyti pelno. Sutikime, tai toli gražu ne laisva rinka. Tai labai aiškus nacionalinės strategijos Made in China 2025 skirtos globaliam dominavimui įrankis. Tačiau bet kokia sistema, kur yra dirbtinai išpūsta, anksčiau ar vėliau privalo susidurti su šalta realybė. Bet kuriai atstovybei, leasingo bendrovėje ar automobilių parko valdytojų Lietuvoje, svarstančiam apie ilgalaikę partnerystę su šiuo prekių ženklu, tiesiog būtina žinoti apie labai rimtus įtrukimus, kurie po truputį pradeda vertis BYD pamatuose. Pradėkime nuo finansinės sveikatos, kuri toli gražu nėra tokia rožinė. Nepriklausoma tyrimo bendrovė GMT Research neseniai paskelbė ataskaitą, kuri automobilių pasaulyje sprogo tarsi tikra bomba. Nors oficialiai BYD visiems deklaruoja 42 milijardų juanių skolą, analitikai po ilgų skaičiavimų nustatė, kad reali įmonės skola greičiausiai siekia beveik 323 milijardus juanių. Skirtumas milžiniškas. Reali skola yra kone 8 kartus didesnė nei teigiama viešai. Kyla klausimas, kurgi paslėpiama visa ši skola? Pasirodo, atsakymas slypi tiekimo grandinės finansavime. BYD be skrupulų naudoja savo pačių tiekėjus kaip nemokamą banką. Jie tiesiog priverčia tiekėjus laukti apmokėjimų vidutiniškai 274 dienas. Tai yra 9 mėnesiai. Palyginimui, visoje pramonėje įprastas standartas yra vos 50-60 dienų. Šios laikų neapmokėtos sąskaitos techniškai yra milžiniškos skolos, bet dėl apskaitos subtilumo jos tiesiog neatsispindi oficialiuose įmonės balansuose. Ir lyg finansinių manipulacijų būtų maža, atsiranda dar ir vadinamoji nulinės ridos schema. Kaip tai veikia? Mėnesio pabaigoje, žūtbūt siekiant įvykdyti nerealius pardavimų planus, atstovybės tiesiog masiškai registruoja visiškai naujus automobilius savo pačių kontroliuojamoms fiktyviams įmonėms. Šie automobiliai, kurių iš tiesų niekas nepirko ar net neketino pirkti, paliekami dulėti po atvirų dangumi milžiniškose laukymėse, o vėliau bandomi parduoti kaip naudoti, bet be ridos. Taigi, kai girdime BYD džiaugsmingai pranešant, jog jie per metus pardavė virš 4 milijonų transporto priemonių, kyla labai nepatogus klausimas, kiek iš tų milijonų automobilių iš tiesų rado realius pirkėjus. Toks beprotiškas ir agresyvus plėtros tempas turi ir dar vieną tiesioginę auką – tai kokybė bei verslo etika. Susidūrėme su 10 000 automobilių atšaukimais dėl realios gaisro rizikos vairo kolonėlėse. Jau dabar suplanuota atšaukti dar 115 000 transporto priemonių vėliau 2025-aisiais, o kur dar gausybė pranešimų apie nuolatinės technologinės problemas naujosiuose modeliuose, tokiuose kaip Sea Lion. Dar liūdnesnis vaizdas atsiveria pažiūrėjus į plėtrą užsienyje.
Brazilijoje, statant naują BYD gamyklą, užfiksuotos darbo sąlygos buvo atvirai prilygintos vergoviai, iš darbininkų atimti pasai, verčiama dirbti po 14 valandų per parą be jokių poilsio dienų, vakarietiškais standartais čia net nekvepia. Ir žinote ką? Visa ši trapi, forsuluota struktūra pagaliau pradeda atsispindėti realiuose skaičiuose. Pereikime prie naujausių duomenų. 2026 metų pradžioje pasauliniai BYD pardavimai staiga smigo žemyn net 41%. Praėjusiu metu pelnas susitraukė 19%. Dar blogiau, net ir pačioje Kinijoje vietiniai konkurentai tokie kaip Geely pradeda agresyviai atiminėti BYD rinkos dalį. Įtampa tokia didelė, kad net pats Pekinas turėjo viešai įspėti automobilių gamintojus, jog toks pragariškas kainų karas yra tiesiog netvarus ilguoju laikotarpiu. Remiantis visą šią informaciją, kai kurie rinkos analitikai jau dabar pradeda brėžti labai nerimą keliančias paralelės. Jie lygina šią situaciją su liūdnai pagarsėjusiu Evergrande nekilnojamojo turto burbulu Kinijoje. Pažiūrėkime. Paslėptos milžiniškos skolos, masinė perteklinė gamyba, dirbtinai išpūsti rodikliai. Skamba neįtikėtinai panašiai, tiesa? Ši citata labai taikliai apibendrina situaciją ir verčia susimastyti. Koks trapus iš tiesų gali būti visas šis taip išgirtas automobilių pramonės stebuklas. Taigi, prieiname prie paties svarbiausio klausimo, kurį šiandien būtina užduoti kiekvienam automobilių industrijos dalyviui Europoje ir Lietuvoje. Faktas tas, kad BYD jau dabar net pažįstamai pakeitė pasaulinės žaidimo taisyklės, tačiau pačios bendrovės ateitis vis dar kabo ant labai plono plauko. Klausimas nebe tas, ar verta išbandyti naujosius prekių ženklus iš rytų. Pagrindinis iššūkis – kaip greitai vietiniai pirkėjai, atstovybės ir senieji Europos automobilio pramonės vilkai sugebės prisitaikyti prie šio nepaprastai greito, dramatiško ir labai tikėtina be galo nestabilaus rinkos perversmo. Šiandien atidus rizikų vertinimas tampa svarbesnis nei bet kada anksčiau, nes pasaulinio automobilių tvarka keičiasi tiesiog mūsų akise.